Sveiki, čia Vydas Pinkevičius ir šiandien aš norėjau jums papasakoti apie specialų vargonų išradimą, įrenginį, mechaninį įrenginį, kuris vadinasi šveleris. Šveleris lietuviškai dar galima jį vadinti žaliuzėmis, nes turi panašią funkciją kaip ir žaliuzės. Šveleris naudojamas tam, kad galima būtų pagarsinti arba patylinti vargonų skambėjimą ir nekeičiant arba nepridedant registrų arba jų kombinacijų. Kitaip sakant, groji viena vamzdžio eile arba 10 vamzdžio eilių, 15 arba visais vargonų registrais, bet tuo pat metu gali tuos registrus užslopinti arba tiesiog pagarsinti jų skambesį. Tai va toks palaipsnis garsinimas arba patylinimas crescendo arba diminuendo yra labai naudingas XIX amžiaus ir XX amžiaus muzikai. Ir beje, toks šveleris ir buvo romantizmo išradimas, romantizmo laikotarpyje, kai Paryžiuje dirbo meistras Cavaillé-Coll, Aristides Cavaillé-Coll. Galbūt jisai mėgo tą švelerį naudoti kaip pedalą, kuris yra būtent pedalų klaviatūros dešiniajame pakraštyje. Kitaip sakant, tas pedalas yra pasiekiamas tik tais vargonininko dešinė koja labai pasistengus, taip pasisukus į šoną. Tai čia buvo pirmieji bandymai to švelerio, o paskui jau buvo įprasta statyti švelerius maždaug klaviatūros pedalų centre ir trupučiuką į dešinę, tarp klavišų mi ir fa, kad galima būtų naudoti ir manipuliuoti su kojomis su dešinė koja būtent dažniausiai. Kartais, aišku, jeigu dešinė koja yra užimta grojimu, tai tada kairė koja tą daro. Būna taip, kad šveleris veikia daugiau negu vieną manualą, daugiau negu vieno manualo vamzdžius, bet dažniausiai tai yra būtent skirtas įrenginys naudoti kurio nors vieno vargonų manualo vamzdžių skambėjimo patylinimui arba pagarsinimui. Ir tai įvyksta tokiu būdu. Matot, tas pedalas, kuris yra prie vargonininko kojų, jis yra panašus į mašinos akceleratoriaus pedalą ir jisai mechaninė pagalba, jis yra sujungtas su to manualo priekyje esančiomis langinėmis arba žaliuzėmis, kurios gali būti atidaromos su tuo pedalu, jį paspaudžiant į priekį, arba uždaromos jį paspaudžiant atgal. Arba atvirkščiai, kai kurie vargonai turi atvirkščias sistemas, paspaudžiant į priekį jos užsidaro ir atvirkščiai. Ir čia neturi reikšmės, bet tas pats principas, kad koja gali valdyti tą pedalą ir tas pedalas atidaro arba uždaro langinės, yra labai veiksmingas. Nes tuo galima pasiekti tokius laipsniškus, dinaminius augimus arba patylinimus, kurie labai plačiai buvo naudojami XIX amžiaus muzikoje, romantizmo muzikoje, Paryžiuje ir Vokietijoje, taip pat Cezaro Franko muzikoje, Mendelsono muzikoje ir Makso Rėgerio muzikoje ir Vidoro Vierno simfonijose taipogi. Ir jų pasiekėjų muzikoje 20 amžiuje ir šiuolaikinėje muzikoje, modernioje muzikoje, galima sakyti. Tai va tokie dideli vargonai dažnai turi bent vieną švelerį, kartais ir daugiau, ir vargonininkas savo kojomis gali naudoti tą pedalą pagarsinimui ir patylinimui. Prisiminkime čia dabar, kad jeigu nenaudosime švelerio pedalo ir grosime pastoviai su vienu arba 10 arba 15 arba visais registrais, tai vargonų skambesys išliks viename lygmenyje, tokio pat dinaminio lygmens. Bet va tas šveleris, tas pedalas ir tos žaliuzės gali smarkiai prislopinti iš vieno manualo sklindantį garsą arba smarkiai jį pagarsinti, pasodrinti, kitaip sakant. Tai gali įvykti labai gražus dinaminiai sprendimai. Na štai kaip veikia
Šveleris vargonuose. Ir jeigu turite man daugiau klausimų, būtinai parašykite savo komentaruose, man bus malonu į juos atsakyti. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.